Buvo klausimas, kad tarp žmonių būna epidemijų ar būna tarp gyvūnų. Mano veterinarinėje praktikoje teko sutikti keletą labai didelių epidemijų. Pati didžiausia epidemija, tai kurią aš sutikau tik tai būdamas tik baigęs veterinarijos akademiją, tai 1982 metais buvo snukio ir nagų liga. Sirgo ir galvijai, avys, ožkos, kiaulės. Buvo net užregistruota keletą žmonių susirgimo atvejų. Epidemijos mastas buvo labai didelis. Kažkur ji prasidėjo ties Kaspijos jūra, perėjo visas Rusijos platybės, perėjo Ukrainą, Baltarusiją ir dalį Lietuvos. Kažkur tai buvo 11 rajonų Lietuvos šičia pietrytinių rajonų užkrėsta. Bet iki Baltijos jūros nedaėjo, visos Lietuvos nepažeidė dėka puikiai organizuoto veterinarinio darbo. Viena iš didelių epidemijų man teko sutikti, tai 1987 metais klasikinis kiaulių ir šernų maras, kuris per pusę metų išžudė beveik visus Lietuvoje gyvenančius šernus. 1993–1996 metais mums čia labiau aktualu buvo siautėjo Lietuvoje šunų maras. Šitai tik tai jis nebuvo niekur fiksuotas, bet buvo kaimų, miestelių, kur nebuvo nei vieno gyvo šuns. Buvo visi negyvi, bet prasidėjus atsiradus geresniam vakcinom pradėjus įvežti į Lietuvą, pradėjus juos vakcinuoti, pradėjo vėl šunų, kaip pasakyti, ūkis pradėjo klestėti, atsigauti. Taip pat praeitais metais mes gerai žinom, kad Lietuvoje siautėjo europinis kiaulių ir šernų maras. Ir dar tokių smulkesnių visokių epidemijų buvo ir aš galvočiau, kad ir bus ateityje.